Antros klasės mokinė Vilija Jurevičiūtė sukūrė pasaką Zuikio draugai. Vienoje girioje gyveno gražuolis Zuikis. Jis buvo labai draugiškas, todėl turėjo daug draugų. Ilgaausis su savo draugais mokėsi ir žaidė. Zuikis visiems padėdavo nelaimėje, todėl visi miško žvėrys jį mėgo ir mylėjo. Jo geriausi draugai buvo Lokiukas, Vėžliukas, Ežiukas ir Lapiukas. Jie kartu eidavo į mokyklą, labai stengėsi ir norėjo mokytis, bet vis vien be galo laukė vasaros atostogų, kada galės maudytis, žaisti ir dykinėti iki soties. Štai ir sulaukė gerieji miško draugai savo išsvajotų ir lauktų atostogų. Vasarį pats laimingiausias metas. Sako Zuikis draugams. Taip, mes tau pritarėme. Taip, mes tau pritarėme. Atsako draugai. Ir tada visi garsiai sušunka, kad tik tą vasarą ilgiau pas mus paviešėtų. Tai tikras Zuikio ilgaausio atostogos.